Šis nuostabus ir skanus pyragas pradžiugins jūsų švenčių stalą ir ne tik. 80 ml šilto pieno, šaukštas cukraus, pakelis mielių, šaukštas miltų ir viską gerai išmaišau. 2 kiaušiniai, žiupsnelis druskos, 100 g cukraus, 60 ml apelsinų sulčių, 40 g lydyto sviesto ir 1 apelsino žievelę. Viską gerai išmaišau. Pridedu pagamintą mielių tirpalą, viską gerai išmaišau. Įdedu 400 g miltų ir išminkau stangrią tešlą. Palieku 40-60 minučių pastovėti, kad sukiltų. Tešlą padalinu į 2 dalis. Iškočioju vieną blyną, jį ištepu sviestu, tešlos lakštą išdėlioju razinomis ir suvynioju į ritinėlį. Ritinėlį atidedu į šalį. Iškočioju antrą lakštą tešlos. Šį lakštą irgi ištepu sviestu. Išdėlioju razinomis. Paimu pirmą susuktą lakštą ir jį įvynioju į antrą lakštą. Užspaudžiu kraštus ir įpjaunu beveik visą iki galo, palieku kokius 4 cm. Tada suvynioju į štai tokią tai bobą, uždedu antrą aukštą ant viršaus ir įdedu į išteptą sviestų formą ir palieku 40-60 minučių vėl pakilti. Iškilusi pyragą dedu iki 170 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepu 30-40 minučių. Pyragą papuošiu cukraus pudra. Ir jeigu norite sužinoti, kaip pagaminti